Kauno rajone šunį plaktuku uždaužyti mėginęs vyras už grotų praleido vos 1 parą. Įsiblaivęs jis parašė pasižadėjimą neišvykti ir pateikė savąją incidento versiją. Esą šuo buvo pabėgęs iš namų ir susižalojo pats. Keturkojo budelio motina tikina, kad sūnus šunį labai mylėjo ir niekaip negalėjo jo sužaloti. Bet egzekucijos liudytojai pasakoja ką kitą. Mišrūnas Žemis panašu dar netiki, kad liko gyvas. Šeimininko žiauriai kankintas gyvūnas kol kas sunkiai orientuojasi. Keturkojis drąsiau jaučiasi prie jo gyvybę gelbėjusios veterinarės. Ankstų rytą neblaivą užgimęs šeimininkas surengė jam tikrą egzekuciją. Matyti buvo plėštinės, durtinės, pjautinės žaizdos. Krūtinės, šono srityse sumuštos galinės kojos šlaunis, tas šuo spardytas, daužytas. Kad girtas sūnus parėjo namo, pasiėmė šunį nuo būdos ir pradėjo kankinti. Todėl viso kūno tiesiog sumušimai, jisai kontūzytas visas šuo buvo. Išgirdusi šuns kauksmą, Ringaudų gyventoja žvilgtelėjo pro langą ir priblokšta reginiu išbėgo į kaimynų kiemą. Matau, prie būdos guli šuo, o jisai iškėlęs įrankį virš galvos 2 kartus kirto. Bet aš negaliu pasakyti, koks. Aš pamačiau, kai kirto, aš sakau, aš neįsiminiau įrankio, tik ant koto būtų kažkas ant koto ir kirto 2 kartus. Kai kirto, aš mečiau skalbinius ir surikau, Kęstai, ką darai? Ir aš ne savų balsų ten pradėjau rėkti. Kęstai, sustok, ką darai? Šuns skriaudiko artimieji tikino, kad egzekucijos nebuvo. Esą nedrausmingas augintinis pabėgo ir vos negavo galo. Jisai parėjo pats susižalojęs, tas šunelis, jis buvo pasileidęs, visą dieną jo namuose nebuvo, to šunelio, įsivaizduokit. Jisai, suprantat, parėjo, jau jis pats buvo susižalojęs. Aš nežinau iš kur, kaip ir, nes jis po visą gyvenvietę laksto. Jis labai mylėjo tą šunį, mylėjo be proto tą šunį, jis būdavo su tuo tą šunį, atsiveda vakare, tas šuo miega pas jį kambarį, be protos jį mylėjo. Nukankinto šuns šeimininkai dar bandė jį susigrąžinti, tačiau gyvūnų globėjai Keturkojo neatidavė. Šiuo metu gyvūnų ieškomi nauji šeimininkai. Reporterė Edita Narkienė, Kauno rajonas, Ringaudai.